Štai kryžiai papuošti krikščioniškais simboliais ir geometriniais ornamentais. Peiliu išraižytais mediniais ratukais, kryžiukais, spiralėmis, dantukais ir gėlytėmis. Kai kurios koplytėlės be Kristaus figūros. Dauguma su aureolėmis, kurių spinduliai primena primityvę saulutę arba Kristaus kančios įrankius. Ant samanotų kryžių skersinių kabo mediniai varpeliai ir skambalėliai. Toks senovinis papuošimas mena pagonybės, kuri čia vyravo iki 14 amžiaus pabaigos, paminklus. Koplytstulpiai, ko gero, dar įdomesni. Daugumos nuo laiko ir audrų palinkusios stulpo viršuje gali išvelgti žibintus platokų viršumi, čia taip jis aprašo mūsų tas koplytėles, žibintus platokų viršumi su dantytais mediniais ornamentais. Koplytėlėse, neretai dviaukštėse, glaudžiasi negrabios šventųjų figūrėlės. Vis dėlto jos traukia akį šiai tautai būdingų skonių. Naujesnės statulėlės vaizduoja ryškiai nuspalvintas mergeles Marijas, šventuosius Mikalojus su mitra ir vešlia barzda. Laikas, kai aš bent jau šitą pirmą knygą, vieną knygą išversiu į lietuvių kalbą. Tai va, o pavadinimas Sūrių Šielpalnių Lituani, Popliškių Lietuvos dangumi, tai tas pavadinimas man buvo jau tuo metu, 90-ame dešimtmetyje, man jis buvo ne tik tai Moklero kelionių knygos pavadinimas, bet, žodžiu, tai yra Oskaro Milašiaus eilutė. Oskaro Milašium aš tuo metu jau tikrai labai domėjausi ir buvau viską jo perskaičiusi. Ir tai yra eilutė su Šielpalnių Lituani, Popliškių Lietuvos dangumi, eilutė ne iš eilėraščio, bet iš Oskaro Milašiaus paskaitos, kurią jisai skaitė 1919 metais Paryžiuje, geografijos draugijos salėje. Tokią paskaitą, apie Lietuvą, supažindino klausytojus. 19 metai Lietuva tik paskelbusi nepriklausomybę. Tai kaip Milašius sakė, iš ūkų išnyrusi Lietuva, kas čia apie ją žino, nieks nieko nežino, kažkokia mistika. Tai jis paskaitė paskaitą apie Lietuvą, istoriją, jos ir dabartį, ir tą paskaitą užbaigė tokiu labai labai gražiu fragmentu, prozos fragmentu, kuris skamba kaip nuostabiausia poezija. Ir, žodžiu, iš to fragmento ir yra būtent štai šita eilutė, šitie žodžiai. Jis sako, ateikite, aš jūs kviečiu, aš jūs nuvesiu į tą ūkanotą Lietuvą, Popliškių Lietuvos dangumi ir taip toliau ir panašiai. Tai yra fantastiško grožio tekstas. Tai va, žodžiu, tai aš, tuo metu ne tik šitą, bet ir dar kitas jo knygas perskaičiau. Dabar kaip Mokleras atrado Lietuvą? Tai irgi yra, sakyčiau, nuostabi istorija. Nuostabi istorija ir jis, Mokleras, savo pažintį su Lietuva yra aprašęs, papasakojęs labai trumpai, ne šitoje, bet dar kitoje kelionių knygoje, kurią mes versime, aš jau leidyklą truputį prispaudžiau, kad mes versime ir antrąją kelionių knygą į lietuvių kalbą. Tai va toje antroje knygoje, kurioje jis aprašo 30-ųjų metų kelionę, čia yra 25-ieji metai. Tai va toje kitoje knygoje jis rašo, Mokleras rašo, kad dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 1911 metais berods, jis viešėjo viename Vokietijos kurorte, berods prie Baltijos jūros, tai dar iki Pirmojo pasaulinio karo. Ir, jau tuo metu jis buvo ir žurnalistas, ir jis, taip, netyčia atsitiktinai visai susipažino su sena ponia, tokia pagyvenusia, sakykime, ponia vokietė, ir įsikalbėjo, pradėjo kalbėti, ir toji ponia Moklerui padovanojo Neselmano liaudies dainų rinkinuką, knygą. O Neselmanas tai toks vokiečių 18 amžiaus, toks, sakytumėm, kalbų, literatūrų tyrėjas, lygintojas, toks labai žinomas filologas to laiko 18 amžiaus Vokietijoje. Ir Neselmanas yra išvertęs į vokiečių kalbą, dabar galiu supainioti, arba 8 arba 12 lietuvių liaudies dainų, arba 8 arba 12. Jis yra vertęs ir latvių dainų šiek tiek daugiau, keliomis daugiau, lietuvių dainų berods 8. Beje, Goethe taip pat irgi panaudojęs yra lietuvių liaudies dainą viename savo eilėraštyje. Tai va. Ir
Mokleras perskaitęs tuos vertimus, tuos, reiškia, lietuvių liaudies dainų vertimus į vokiečių kalbą, jis vokiečių kalbą gerai mokėjo, jis susižavėjo. Jis susižavėjo ir jam, na, kaip jis rašo, jam nepaprastai patiko tose dainuose, na, kaip jis sako, na, ežerų, vandens įvaizdžiai, tose lietuvių liaudies dainuose. Tai va, tai čia 11 metai. Toliau veiksmas persikelia jau po mūsų nepriklausomybės. Jau berods tai galėjo būti 920 arba 21 metai. Na, jis vėl prie Atlanto vandenyno, toks, na, irgi tokia žinoma vietovė, kurortinė, tai yra Sablio-d'Olonne, ir, žodžiu, jis ten poilsiauja kartu su savo mama, ir jis vėl, na, pradeda šnekėti su tokia, na, irgi pagyvenusia moterim, pagyvenusia ponia. Ir jo mama pradeda šnekėti ir paaiškėja, kad ta moteris yra lietuvė. Kad ta moteris yra lietuvė, kad ta moteris yra ponia Jankauskienė. Ponia Jankauskienė. Ponia Jankauskienė ir, žodžiu, jis su savo dukromis, paskui viena iš tų dukrų, Elena, ji yra štai čia, kaip lietuvaitės portretas, na, lietuvaitė su tautiniais drabužiais, su gintariniais karoliais. Va, tai šita Elena išteka už Eduardo Turausko. Tuoj pat tuos jų vestuvės ir įvyko. Ji yra Elena Jankauskaitė Turauskienė. Turauskas tuo metu jau studijavo Paryžiuje. Tai štai taip ir susiklosto tas visas kelias, taip. Tai, žodžiu, Mokleras susipažįsta su ponia Jankauskienė, su jos dukromis, jisai susipažįsta su Turausku, kadangi Jankauskai gyveno Prancūzijoje, puikiai kalba prancūziškai, žodžiu, Turauskas taip pat ir, žodžiu, na, ir ką, jie susipažįsta, susidraugauja ir Turauskas jį pakviečia į Lietuvą, atvažiuoti, apsilankyti Lietuvoje. Ir Mokleras pirmą kartą ir atvažiuoja 25 metų vasarą. Ir būna jis čia Lietuvoje 1,5 mėnesio. Ir ką jisai čia pamatė, ką patyrė, įvairiausių dalykų, su kokiais žmonėmis susitiko, jis visą tai yra aprašė šitoje pirmoje kelionių knygoje. Antroji knyga jau yra 30 metais po 4 metų. Na, nebuvo man sunku versti šitą knygą, kaip ir Milašiaus laiškus, čia dabar jau 2 knygos Milašiaus laiškų, man taip pat nebuvo sunku, tiesiog tai yra skirtingų žanrų knygos, čia yra kelionių apibraiža, bet iš tiesų kelionių apibraiža parašyta tokio žmogaus, kurio ta tokia plunksna lengva, gerai valdoma ir plunksna yra vaizdinga. Vaizdinga, jis tikrai atkreipia dėmesį į gamtą. Gamtą gražiai aprašo. Čia, žinoma, irgi nėra kokių nors ištisinių puslapių tų gamtos aprašymų, bet jis labai moka pastebėti gamtos, na, tas detalės tokias. Jis tikrai, na, tie tokie gamtos aprašymai, kaip kokie tokie inkliuzai, tai tikrai gražiai gamtą aprašo. Jis kreipia dėmesį į architektūrą ir labai išraiškingai aprašo architektūrą. Čia aš galėsiu gal paskaitysiu Vilniaus bažnyčias, sakysim, kuriuose apsilanko, tikrai išraiškingai labai aprašo.